Taigi su Algiu mes pradedam nuo kontrolės. Sveikas, Algi. Sveiki, sveiki. Va, pradedam nuo kontrolės. Tai operatorių prašom, prieikit truputį arčiau ir pafilmuokit. Čia matom piktžolių tikrai didžiulį spektrą, tikrai didžiulį spaudimą. Ir spaudimas, svarbiausias spaudimas. Spektras yra didelis. Pirmiausia, aš siūlyčiau atkreipti dėmesį į kokias piktžolės mes turim. Žydi našlaitės, žydi notrelės, labai daug lipiko. Su Petru vaikščiom matėm ir vienmetę miglę, žliūgės ir smilguolio. Šitam lauke yra lengvesnė dirva, smilguolių yra labai daug. Tai bandymams variantas labai geras. Idealus, ta prasme mes turim pagrindinių tų rudenį dygstančių piktžolių spektrą, kurios pavasarį kelia didžiausias problemas. Šitoj vietoje yra panaudota mažoji leduro norma, tai yra mažiausia, kurią mes rekomenduojam, 1,75 litro į hektarą. Gal Algi porą žodžių dar apie ledurą, kas per velnės ir su ko valgomas. Ledura tai yra naujas mūsų produktas, rinkoje daug yra rudeninių herbicidų, bet šitas išsiskiria tuo, kad jo sudėty yra arilekso veiklioji medžiaga, kitaip vadima haloksifenmetilas. Ir kuo jis stiprus yra? Tas arileksas labai stiprus prieš kibų lipiką, prieš aguonas, prieš rugiagėles, ypatingai notrelės. Tai va tą kontrolę, ką mes matėme, pabandykim surasti čia kontrolinėme variante, apipurkštam variante. Tikrai, notrelės ne vienos nesimato. Ką galim pasakyti, kad yra vėlyvo arba pavasarinio dygimo kibiojo lipiko, yra viena kita aklė vėlai sudygusi, tačiau didelių piktžolių kaip kontroliniam variante mes nematom. Tai yra Legacy Pro 1,5 litro ir Boxeris 1 litras. Dabar pirmas įspūdis nėra blogas, bet tas lipikas, ko gero, čia buvo, kaip ir kalbėjom, vėlyvo rudens dygimo. Nes ruduo buvo kada baigėsi, sausio pabaigoje ruduo baigėsi. Jo, paskui žiema atėjo vasarį ir išėjo greitai. Tai tas lipikas augo, turėjo tikimybę dygti visą žiemą. Tai čia ko gero tas variantas irgi yra. Jo, jisai yra šiek tiek didesnis, bet sakysim, visai neprastas variantas. Aišku, va ten matom lipiką tokį jau styptelėjusi gerokai aukštyn, netoli kviečio dydžio. Jo, jisai ko gero anksčiau, rudenį anksčiau dygęs, bet... Tai galim tik tai daryti išvadą, kad visgi arileksas matyt davė per to lipiko galvą kažkiek stipriau. Stipriau. Iš tikrųjų, arileksas, kaip ir minėjom, labai stipriai veikia lipiką. Tai yra pas mus 2 litrai, atsiprašau, 2,5 litro ledura. Na, turėčiau pasakyti, kad lipikas dar mažesnis, tik tai tiek. Kad piktžolyčių yra tų pavasarinio dygimo, tai natūralu, bet lipikas, ko gero... Bet jeigu atkreipsim dėmesį į tas rudeninės piktžolės, kaip kalbėjom, Veronika, našlaitė, žliūgė, notrelė. Aš nematau ne vienos. Nėra ne vienos, taip. Tai iš tikrųjų sprendimas yra geras ir su gera perspektyva, kadangi bent jau kol kas negirdim, kad šitos veiklios medžiagos esančios ledūroje būtų planuojamas uždrausti naudoti. Tai yra labai svarbu iš tikrųjų, kad be to yra 3 skirtingų veiklių medžiagų grupių produktas, tai reiškia yra atsparumo problemos. Be to mes kalbam apie smilguolę, kuri yra pati brangiausia piktžolė purškimuose. Tai čia, Algi, dar brangesnį turim pašiaušėlį. Bet čia jau atskira tema. Ir su ledūra jau šitoj vietoj mes nelabai galim irgi konkuruoti. Boxeris su diflanilu iš tikrųjų populiarus variantas ir ekonomiškas variantas. Tai tikrai atrodo pakankamai neblogai. Aš tik norėčiau pasakyti, kad mes truputį aukštyn judam ir judant aukštyn spaudimas piktžolių truputį mažėja. Bet faktas, kad ir lipiko to paties irgi yra vėlai dygusio, ir aklės yra vėlai dygusios. Bet jeigu kalbėsim apie veikliasias medžiagas, tai čia yra ledūra be arilekso. Iš tikrųjų tai taip, be arilekso. Jo. Ką mes matom, kas įdomu buvo, piktžolės, kurios
šiemet sudygę, jau pradeda ruduoti. Kai kurios piktžolės dar tas veikliosios medžiagos per šaknis paima iš pernai metų purškimo, dar tas poveikis yra. Tiek diflufenikanas, tiek prosulfokarbas. Jie vis tiek greitai nesuskyla ir veikia dar ir pavasarį. Nebus labai stipraus veikimo, bet kažkiek, kad aiškus poveikis yra. Išvadą turbūt daryčiau dėl šito mišinio tokią. Jeigu spaudimas mažas piktžolių, tai ekonominis variantas, jeigu jūs ten telpat į pakankamai gerą sumą, tai iš tikrųjų gal ir neblogas sprendimas, nebus taip gerai kaip eledūra. Atkreipčiau dėmesį, jeigu būtų rugiagėlių, visai kitaip tada atrodytų taip. Eledūra turi Arilexą, kuris rugiagėlės ima. Šitas variantas būtų silpnesnis prieš rugiagėlę. Šiaip čia atrodo tikrai neblogai. Sekantis mūsų variantas, einam toliau. Penktas variantas yra Mateno Duo plus bokseris. Kaip matot, visur bokseris, nes žiūrim į ateitį ir žinom, kad su flufenacetu ko gero paskutinė arba prieš paskutinis sezonas, tai turim žiūrėti, su kuo mes gyvensim toliau. Tai irgi variantas yra pakankamai neblogas. Sakyčiau, 1 litro prosulfokarbo, sakysim, 800 gramų veikliosios medžiagos yra šiek tiek per mažai. Prie šito... Prie Mateno Duo. Jo, reikėtų visgi šiek tiek didesnės matyti normos. Bet, žiūrint į kainą, vėlgi, kaip ir bokseris su diflanilu, gali būti naudojamas ir tikrai nepalyginamai efektyviau negu Xertonas. Nėra ką lyginti. Bet man smagu, kad įmonės ruošiasi ateičiai. Mes turim padaryti daug bandymų ruoštis, kai išnyks flufenacetas ir su paruoštom technologijom, rekomendacijom ateiti pas ūkininkus jau kai turėsim tą problemą. Tai aš labai džiaugiuosi tą, kad vykdom tos bandymus. Be abejo, kažkaip tai nesinori siūlyti variantus, kurių pats nesi pabandęs ir nematėjai, o kaip jie veikia.